Tragiškiausias darbas, kuriame aš asmeniškai nedirbčiau. 2000 eurų rankas. Ne? Ne, tarakonai bėgiojantys jau čia visur, jie kur tik gali. Grįžti iš darbo vakarą namo, ne, čia nebe atlyginimas, žinai, klausimas, kariniauju prie stalo, tai, o, tarakons ant peties. Gerai, kitus. Viskas gerai, žinai, čia šeima, viskas gerai, nereaguojam, čia dabar mūsų nauja šeimos Visą narys. šeimyną kampę stovi. Buvom 3, dabar būsim 30. Turi kačių? Turiu. Turi katę iš šunį? Katiną. Esi ragavus maistą? Ne. Palauk, tu nesi ragavus nei šunų, nei kačių maisto, to, žinai, kieto grūdelių. Ne. Tu ragavai? Aš nenoriu apie tai kalbėti. Žodžiu, turim darbo poziciją gyvūnų maisto testuotojai. Pamatai darbo skelbimą, tarkim, vienas iš kriterijų yra, kad privalo būti Ragaujant neapsivem. tokiai pozicijai atlyginimas. Matai, kad yra siūlomas 3500 eurų į rankas. Bet degustacijos vyksta kiekvieną dieną. Degustacijos tai reiškia, nu, įsivaizduok, ten nėra dar užpatentuotas produktas. Tu jo sudėti kaip ir žinai, ne, bet tu vis tiek turi ištestuoti, pasižiūrėti, ar šunim paskui bus skanu. Už 5 pasirašyčiau. Na, gerai. Gerai, esi jautri kvapam. Jo, mūsų šeima yra toks labai keistas. Buožė, pas mane irgi, aš viską turiu uostyti. Esi uoščius katiną. Jo, Katinas kvapo neturi. niekada ir neužuodžiu. Jo, ir aš supratau, kad aš bereikalo savo katiną maudžiu visą laiką, nes jis kvapo niekada neturi. Gerai, čia apie kvapą. Turim profesionalius kvapo testuotojus. 1000 eurų. Tik uostit. Į rankas, kiekvieną mėnesį. Bet tu nieko neveiki daugiau, tik uostai. 50 žmonių, pavyzdžiui, per dieną turi prauostą. Grįžti namo jau vyro nebeužuodžiu. Jau tada ir katinas mirdėt pradeda. 2000 eurų. Ne, aš jau tada geriau valgyčiau tą šunų maistą.